Labas vakaras visiems krepšinio gerbėjams, jūsų ekranuose Klaipėdos Švyturio arena ir patys įdomiausi įvykiai čia Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio serijoje Neptūnas Šiauliais. Ir pagal bukmekerių prognozes taip pat absoliuti lygybė. Tai reiškia, kad šiandieną mūsų laukia į priekį sulig Edgaro Ulanovo taikliu tolimų metimų. Kiekvienas abiejų komandų X faktorių šiandieną taip pat gali turėti lemiamos reikšmės. Žinoma, klaipėdiečių čia neabejotinai yra daugiau ir tuščių vietų Švyturio arenoje, nors ir yra, tačiau tikrai netaip daug. Kokie 4000 žmonių čia tikrai atėjo pasižiūrėti lemtingos ketvirtfinalio šių komandų lygybė. Ji buvo akivaizdi dar prieš pat ketvirtfinalį. Leslis iš 3 taškų zonos taiklus, jo tolimas metimas ir serija. Neįdgiamas koks jo prasiveržimas, kaip ilgai išsilaiko ore Šiaulių Mažylis. Komandos žaidžia labai rezultatyviai, gal net sakyčiau netikėtai rezultatyviai. Ir čia 2 taškus pelno Trevisas Leslis. Šovas Neptūnui. Šiauliai yra viena geriausių krepšinių demonstruojančių ekipų Lietuvoje šiuo metu. Manys triukšmas Švyturio arenoje. Šulskis arčiau krepšio. 2 taškai krepšyje. Svarbus momentas Šiauliams. Par reikia nesubirėti, žaisti komandiškai, nepasimesti. Labuckas taškai krepšyje. Pražanga varžovui. Iškovojo Baltijos krepšinio lygos čempionų titulą. Nukalė Vilniaus Lietuvos Rytą. Puikiai rungtyniavo su visais varžovais visuose frontuose. Esnis nepataiko, pats ir atkovojo kamuolį. Pakamanys! O papa! Arčiau krepšio. Neidgiamas 20 taškų jau pelnė jis. Pražanga be jokios abejonės. Marius Runkauskas persistengė Neptūnui. Bet aišku, čia nei įkvėpti, nei perspėti nieko turbūt nereikia. Abi komandos ir abiejų komandų gerbėjai puikiai suvokia, kokias rungtynes mes stebime ir kokia dramatiška pabaiga mūsų laukia. Šaltakraujiškas Derekas Neidgiamas. 22 taškas. Šiauliečiai spaudžia, Trevisas Leslis. Bravo jam, štai dabar ir Neidgiamas iš toli. O papa! Perimtas kamuolys buvo beprotiškai svarbus, turint galvoje, kad Neidgiamas pataikė iš toli. Dabar pataiko ir baudos metimą Trevisas Leslis. Antrasis baudos metimas nemažiau svarbus, nes šioje situacijoje tarp 3 ir 2 taškų skirtumo yra didžiulis skirtumas. Leslis pataiko ir antrąjį metimą. Paskos sprendimas, Derekas Neidgiamas keičiamas. Vietoje jo į aikštelę sugrįžta Deividas Makliūras. Na, aišku, sprendimas toks, jog paskui reikės gintis ir Makliūras gynyboje patikimesnis, netaiklus. Antrasis Šulskio metimas, reikia prasižengti Šiauliams. Makliūras įma kamuolį, komanda skiria 1 taškas, 3 sekundės, Derekas Neidgiamas vienas pats, 1 sekundė lieka, reikia mesti, paskutinė sekundė ir Neptūnas keliauja į pusfinalį. Derekas Neidgiamas turėjo fantastišką progą išvesti komandą ten, kur Šiaulių nebuvo jau seniai. Tačiau metimas skrieja pro šalį ir Neptūnas žengia ten, kur buvo pernai, o Gedimino Petrausko kariaunai sezonas baigėsi štai čia. Na, dabar jau galima drąsiai kalbėti apie tai, kad susitiko labai galingos viena kitos vertos komandos šiame ketvirtfinalyje ir kad šios komandos pagal savo pajėgumą ko gero turėjo žaisti mažiausiai pusfinalyje.